Belarus across the globe in 9 languages, 24/7, online, FM and satellites. Radio Belarus International, bringing Belarus closer. Labadiena, draugai, senai nesimatėm. Šiandien studijoje su jumis bendrausime tryse. Mūsų svečiai Erika Švenčionė, Tarptautinio geros kaimynystės forumo Lietuvos vadovė. Labas, Erika. Sveiki, sveiki. Ir Teisingumo aušra atstovas, filosofas, politologas Michailas Bugakovas. Ir aš, Tarptautinio radijo Belarus vedantysis, Tarptautinio geros kaimynystės forumo atstovas Baltarusijoje Edikas Jegelavičius. Labadiena, Michailai. Sveiki. Praėjusį sekmadienį, gegužės 12 dieną, Lietuvoje įvyko pirmas prezidento rinkimų turas. Galbūt kažkas turėjo didelis lūkesčius ir iš šių įvykusių rinkimų tikėjosi kažko kitko, nors objektyviai galvojantis ekspertai gana tiksliai nuspėjo rinkimų baigti. Priminsime klausytojams ir žiūrėtojams, jog į antrą turą išėjo esamas Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda, surinko 44,1% dalyvavusių rinkėjų balsų, ir Ingrida Šimonytė, esanti ministrė pirmininkė, surinko 19,86% balsų. Į rinkimus atėjo 59% rinkėjų, kurie rinkosi iš 8 kandidatų į prezidento postą. Erika, galbūt teko dalyvauti rinkimuose, ar eisi balsuoti į antrą turą? Ką kalba paprasta liaudis apie šios rinkimus? Na, aš manau pirmiausiai, kad šie rinkimai yra labai didelė mūsų pergalė. Vis tik tai tokioje sudėtingoje situacijoje, kada kitaminčiai persekiojami, kada demokratija mūsų šalyje nekvepia, mes turėjome opozicinių kandidatų. Vieni buvo daugiau opoziciniai, kiti mažiau, bet mes juos turėjome ir jų rezultatas yra tikrai neblogas. Startuojant pirmą kartą rinkimuose puikiai, manau, pasirodė ponas Eduardas Vaitkus ir tai yra jau didžiulė pergalė mūsų visų. Jeigu skaičiuojant bendrai opozicionierių balsus, aš manau, nors dalinai, bet opozicionierių. Tai tiek už poną Vėgėlę, tiek už poną Žemaitaitį ir už poną Vaitkų vis tik tai balsavo žmonės, kurie nori permainų Lietuvoje ir kurie tikėjosi, kad laimėjus šitiem kandidatam Lietuva pasuks kitą kryptimį, nes visų šitų kandidatų kalbose dalinai buvo kalbama apie kažkokią taikos sutartį, apie Lietuvos neutralitetą ir Lietuvos nedalyvavimą būtent kariniuose konfliktuose, paramą, bet nedalyvavimą. Taigi aš manau, kad mes laimėjome tikrai labai gražų rezultatą. Kas mūsų laukia ir kokia perspektyva, tai apžiūrėjus vakardienos, užvakardienos ir šiandien ryto pasisakymus valstybiniai žiniasklaidai, supratau, kad jie yra labai sunerimę, be galo sunerimę. Jie yra panikoje, nes dabar visas dėmesys nukreiptas, kokių reikia imti žingsnių, kad utilizuoti, va taip vadinamus vatnikus, neprileisti jų prie Seimo rinkimų ir keisti žmonių mąstymą. Tai manau, kad mes sulauksime represijų, aš manau, kad mes sulauksime persekiojimų ir aš manau, kad galimai visiškai tikėtina, kad Eduardas. Ar Eduardo Vaitkaus laukia jūsų likimas, Erika? Jūs taip galvojat, kad jį pradės persekioti? Taip, aš taip manau, kad Eduardo Vaitkaus laukia būtent kažkokia tai byla. Ir tarp kitko valdantieji, netgi opoziciniai, tai yra, kada buvo debatai, taip jie taip labai drąsiai pasisakė, kad Vaitkus netinkamas čia, kad jo retorika yra nenaudinga ir kaip ponas Nausėda jam replikavo, kad prezidentas tai yra pagrindinis karinių pajėgų vadas ir kam jūs, sako, vadovausite balandžiam, tai buvo oficialus pasišaipimas. Kitas pasišaipimas iš ponios Ingridos Šimonytės, kai jinai pasakė tą liaudės patarlę, kad protas ateina su metais, o paskui metai ateina vieni. Tai buvo mobingas, tai buvo tiesiog labai negražus elgesys iš žmonių, kurie užima tokią padėtį visuomeniai.
Taigi šiandien aš manau, kad visas judesys, kuris vyksta aptariant rinkimus, yra dėl to, kad mes pasiekėme pirmąją realią ir stiprią ir galingą pergalę. Supratau, dabar Michailai. Michailai, ką galvojate apie įvykusius rinkimus? Ar esate patenkintas jų rezultatais? Ar rinkimuose buvo pažeidimų? Ar buvo kažkas tokio neįprasto, į ką galima buvo atkreipti dėmesį? Šie rinkimai, mano galva, iš tiesų buvo svarbus ir ne tiek dėl jų rezultatų, kiek dėl pačio fakto rinkimų. Jie turėjo savo tokią svarbią specifiką, ypač priešrinkiminės kampanijos stadijoje. Paminėsiu kelius, mano galva, svarbius dalykus. Pirmą kartą ryškus antisisteminis kandidatas sugebėjo surinkti gana įspūdingą parašų reikiamą dalyvavimo rinkimuose skaičių, kiekį. Prieš tai, kiek atsimenu, net Rolandas Paulauskas nebuvo surinkęs reikiamą kiekį parašų. Pirmą kartą rinkiminėse biuletenėse buvo įrašyta atvirai ir fundamentaliai, pasakyčiau, tokia pozicinio kandidato pavardė. Rinkimai faktiškai vyko pagal formulę 1+7 arba 1/7. Nu ir pagaliau pirmą kartą šiam kandidatui pavyko gana plačiai ir argumentuotai pristatyti savo tokią alternatyvią rinkiminę programą per oficialius rinkiminius debatus ir kanalus. Praktiškai išeina, kad pirmą kartą Lietuvos rinkėjai per rinkimus turėjo tokį realų pasirinkimą. Be kita kuo, šie rinkimai dar svarbus į to, kad jie pademonstruodami, taip sakant, plačiai liaudžiai oficialiame tokiame lygmenyje antisisteminį kandidatą ir jo programą gali turėti tam tikrų ilgalaikių pasekmių. Jo programą gali sukurti tokį rinkiminį, informacinį ir politinį iššūkį visai Lietuvos ir politiniai, ir teisiniai sistemai. Dėl to į rudenį vykstantis Seimo rinkimui gali turėti tam tikrą intrigą ir gal netikėtumų. Jeigu, žinoma, kaip jau minėjo Erika, valdžia nesusigriebs ir galutinai neužbetonuos atsivėrusi tokia politinė plyšė, o tokios iniciatyvos jau iš tikrųjų girdimas. Kita vertus, ir pati ta nesisteminė pozicija turėtų susivokti ir padaryti reikiamas išvadas. Bet jau aš laikaus tokios nuomonės, kad nereikėtų per daug pervertinti rinkimus. Kaip yra pasakęs Markas Tvenas, kas priklausytų nuo rinkimų, mums nebūtų leista juose dalyvauti. Tokie jau tie rinkimai buržuazinėje visuomenėje, kurie visi svertai ir resursai priklauso valdančiai klasiai. Taip vadinamose demokratinėse šalyse rinkimai iš liaudės valios išraiškos jau senai tapo, transformavosi iš šios klasės elito valdžios užkonservavimo instrumentą. Be to, šiandien Lietuva smarkiai integruota į NATO ES struktūras. Ji tapo bendros tokios globalistinės sistemos dalimi su visomis jos taip vadinamomis naujomis europietinėmis vertybėmis ir geopolitinėmis funkcijomis. Pakeisti kažką iš esmės rinkimų pagalba sunki, žinoma, misija. Čia reikia, kad atsirastų, kaip teigia politologai, kažkokia tai juoda gulbė, arba kad dalyvavimas rinkimuose sutinkamų nusistatymų būtų itin masiškas. Tarp kitko, mūsų politikoje džiūgauja, kad šie rinkimai pagal savo aktyvumą buvo rekordiniai, bet jų aktyvumas tik 2% viršijo
2019 metų pirmo turo prezidentinių rinkimų aktyvumų. Tada buvo 57,37%, dabar 59,28%. Tai reiškia, kad apie 40% rinkėjų taip ir nepakilo nuo sofos sudalyvauti rinkimuose. Ir vėl mažuma valdys dauguma, kaip įprasta mūsų civilizuotame pasaulyje. Iš esmės, tam visi rinkimai ir skirti. Politinis filosofas Gidė Boras dar 1967 metais pavadino visą šią sistemą spektaklio visuomenė. Ir čia, kaip sakoma, neatimsi nei pridėsi. Patenkintų galima būti tik tuo, kad protestinis elektoratas net ir prie santykinai žemo aktyvumo vis dėlto palyginus su tais pačiais 19 metais ir susumavus trejų tų opozicinių kandidatų Vaitkaus, Žemaitaičio ir Vėgėlės rezultatas iš esmės padvigubėjo. O ir Šimonytės, tarp kitko, rezultatas kaip konservatorių kandidatas yra blogesnis nei tais pačiais 2019 metais pirmame prezidento rinkimų ture. Štai tokie mano vertinimai tų rezultatų. Apibendrinant žiūrovom ir klausytojam, priminsiu, jog dalyvavo iš viso 8 kandidatai, 7 iš jų, sakykime, buvo sisteminiai, vienas buvo, sakykime, nesisteminis liaudės kandidatas, tai yra Eduardas Vaitkus, surinko 7,33% balsų nuo dalyvavusių rinkėjų skaičiaus. Man atrodo, jog Eduardas Vaitkus perėmė estafetę iš mūsų draugo politinio kalinio Algirdo Paleckio. Ir šaunu, jog yra kam perimti vėliavą, kada mūsų draugą Algirdą Paleckį laikinai išjungė iš rinkimų procesų. Dabar ruošiame Seimo rinkimas, nes laikas nenumaldomai slenka ir mes vis artėjame prie katastrofos, kaip man atrodo, kurį sisteminiai politikai kviečia į savo šalį. Kaip man atrodo, Seimo rinkimai yra paskutinė galimybė padaryti tam tikras korekcijas šalies gyvenime. Tačiau bijau, kad rimti pokyčiai Lietuvoje gali įvykti tik pasikeitus bendrai geopolitiniai situacijai pasaulyje. Erika, ar jūs pritartumėt šitoms įsakytoms mano mintims? Ką jūs pabaigai klausytojams žiūrovams norėtumėt dar pasakyti? Pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad jūs paminėjot mūsų lyderį Algirdą Paleckį. Šiandien 8:30 ryte mes turėjom pokalbį ir aš sakiau, kad dalyvausiu šitoje laidoje. Jisai prašė perduoti linkėjimus. Šiandien Algirdas Paleckis dalyvaus eilinėme teismo posėdyje, taigi jam linkime sėkmės. Tai yra vienas iš posėdžių, jų dar bus daug. Kaip žinote, jam yra iškelta antroji byla. Taigi kol kas sekasi neblogai, bet žinom tai, kad mūsų teisėsauga jau senai nesilaiko įstatymų, tai bus kaip bus. O jeigu kalbant apie rinkimus, Algirdas sakė, kad aš manau, kad rezultatas yra geras. Aš norėjau jo nuomonės, kad galėčiau pasakyti jums bent keletą sakinių. Jis sakė, kad gerai yra tai, kad bent vienas iš opozicinių kandidatų įsiregistravo. Nes jeigu primenant tą prieš istoriją, kiek daug žmonių negalėjo įsiregistruoti, nes bankai sutartinai neatidarė sąskaitų. Tai vėlgi kitas žingsnis, ne tik įsiregistravo, surinko parašus, parodė savo programą, ją pateikė žmonėm ir tai yra didžiulis laimėjimas mūsų nedemokratiškoje šalyje. O dėl Seimo rinkimų tai bus labai sunku, nes, kaip minėjau, valdžia pasistengs, įdės visas pastangas apginti savo darbo vietas, savo giminių, vaikų darbo vietas, nes pas mus dabar tendencija, kad Seime yra senelis, sūnus ir anūkas. Ir žinoma, kad jie ginsis, jie stipriai ginsis. Mums bus labai sudėtinga, bet mes turime dar kartelį panalizuoti rinkimus šituos praėjusius ir pažiūrėti, kokios buvo klaidos. O klaidų buvo. Buvo klaidų, nes mes truputėlį
skirtingai matydami pasaulį nesugebėjome turėti rimtesnio dialogo. O būtent Seimo rinkimuose mes negalim išdrabstyti balsų, negalim eiti ten, sakykime, keliose partijose. Mūsų tikslas būtų turėti vieną rinkiminę platformą, kad žmonės žinotų, čia yra opozicionieriai ir būtent jie yra vieninteliai. Tai čia būtų labai geras pasiekimas, jeigu mes sugebėtume per tuos kelis mėnesius rasti bendrą platformą, sudaryti bendrą opozicionierių sąrašą ir tiesiog pateikti juos tautai. Tai, kad potencialas didelis yra ir kaip minėjo gerbiamas Bugakovas, tie, kurie neatėjo balsuoti, iš tikrųjų jie yra ir mūsų rinkėjai. Nes apklausa rodo, kad daugelis iš jų neatėjo todėl, kad nusivylę, nesitiki permainų Lietuvoje ir žinoma, pasiekti permainas rinkimuose yra sunku, bet būtina. Jeigu mes to nedarysime, žmonės nusivils, jie išvis nematys jokios prošvaistės šviesos tunelio gale, o to negalima leisti. Yra galimybė, kad mes turėtume bent jau 10 kandidatų, tai yra jau išrinktų deputatų Seime. Aš manau, mes galim turėti tokią galimybę. Tikrai galim, nes Eduardas Vaitkus parodė, kad net ir su mažom pajėgom, su mažai finansinė injekcija iš palaikytojų įmanoma pasiekti gerus rezultatus. Taigi aš tikiu tuo, tikiu, kad jeigu mes imsimės bendro vienijimosi tikslo, tai tikrai rezultatas bus. O kol kas prašau ir mūsų žiūrovų tiesiog nemiegoti, reikšti savo mintis, išsakyti savo poziciją ir aplink save paieškoti žmonių, kuriais jūs tikite, žmonių, kuriuos jūs norėtumėte deleguoti į Seimą. Jų yra, jie tikrai yra šalia mūsų, kartais truputėlį nusiminę, kartais truputėlį nedrąsūs, bet tai yra tie žmonės, kurie turi ir kompetencijas, ir sąžinę, ir teisingumą, ir šiai dienai Lietuvai labiausiai tokių reikia. Kaip Erika ir paminėjo, priminsiu, jog už Eduardą Vaitkų prabalsavo 104 354 rinkėjai. Tai jeigu su šitų skaičius, jeigu prabalsuotų vėl už jį tiek Seimo rinkimuose, būtų įmanoma turėti 9 mandatus Seime. Michailai, galbūt pabaigai jūs dar kažką pasakysit mūsų žiūrovom ir klausytojams? Na, dėl rezultatų dar norėčiau šiek tiek pakalbėti. Nugalėtojai, žinoma, buvo lengvai prognozuojami. Šiokios tokios diskusijos vyko tik dėl to, kas užims antrą vietą, Šimonytė ar Vėgėlė. Sociologinės apklausos vėlgi atseit suklydo dėl opozicinių kandidatų. Vaitkui, pavyzdžiui, buvo išpranašauta daugiausiai 3%, jis surinko 2,5 kartų daugiau. Apskritai, jis ir Žemaitaitis, tai didžiausia mūsų sociologijų apklausų paniekintojai. Ir jau ne pirmą kartą mūsų sociologija klysta, tai daug ką pasako apie jos politinį angažuotumą. Vaitkaus užimtą vietą aš pavadinčiau garbingą. Jo rezultatas beveik 7,5% esamomis sąlygomis yra geras. Ar jis galėjo būti geresnis, čia atskiras klausimas, galima ginčytis, bet rezultatas iš esmės yra istoriškai optimistinis. Šiandien dėja visa ta nesisteminės opozicijos veikla suvesta yra į socialinių tinklų batalijas, kur visi kariauja su visais. Ir po Vaitkaus, žinoma, pasirodymo, po jo parodyto rezultato dabar atsiras naujų vilčių ir naujų nusivylimų. Vėl suaktyvės kalbos ir jau aktyvėja kalbos apie vienijimąsi, būtinumą per artėjančius Seimo rinkimus ir vienytis tikrai reikia. Bet vėlgi reikėtų apsispręsti pirmą dėl tos vienijimosi metodologijos. Dabar matomas dvi tokias kraštutinės pozicijas. Vieni teigia, kad vienytis reikia su visais,
kurie bent jau opoziciškai nusiteikia dabartinės valdžios atžvilgių, nepaisant įvairių ideologinių, politinių, geopolitinių ir tokių konkrečių skirtumų. Kiti atvirkščiai tvirtina, kad nereikia ir negalima nesu kuo vienytis, kadangi visų kitų pažiūros nesutampa su vienintelėmis teisingomis ten vieno ar kito opozicionieriaus ar organizacijos pažiūromis. Atseit reikia užsiimti švietėjišką veiklą tik tais, kol visų pažiūros taps teisingos. Pirma pozicija grina utopija, antra grina antiutopija, orveliško tokio tipo. Nes padaryti visus vienodai mąstančius galima tik totalitarizmo sąlygomis, tai tik iliuzoriškai. Turbūt tiesa kažkur per vidurį. Tai yra vienytis tikrai reikia ne su visais, bet tuo pačiu vienytis reikia ne tik su teisingais vienminčiais. Jeigu, žinoma, siekti valdžios per rinkiminės procedūras. Su kuo galima vienytis? Čia reikia surasti kažkokį vienymosi pagrindą. Tai yra surasti bent 3-5 bendrus politinius pasaulėžiūrinius principus, kurie galėtų tapti susivienijimo veiklos programą jau bent pirmame etape. Štai dabar, man rodos, pagrindiniu tokiu principu tampa antikarinė pozicija. Ir iš vis, mano galva, šiandien Lietuvai, tame tarpe ir opozicijai, turėtų rūpėti 3 opiausi tarpusavy tampriai susiję klausimai. Tai taikos išsaugojimas, tai santykiai su kaimynais ir tai socialinė problematika. Jeigu dėl tų 3 jau bent klausimų būtų galima susitarti, tai čia ir būtų toks vienymosi pagrindas. Viskas aišku. Draugai, mes daugmaž įsipaišome į laidos formatą iki 30 minučių. Vėlgi, tada ačiū didelis už linkėjimus nuo Algirdo Paleckio. Palinkėsim Algirdui sveikatos, palinkėsim, kad jam ten viskas būtų gerai kalėjime ir kad jis kuo greičiau iš ten išeitų. Ir palinkėsim Lietuvos žmonėm, kad visgi tas karas neateitų į mūsų šalį ir tie politikanai, kurie dabar valdžioje, nesugebėtų jo atitempti į savo šalį. Didelis ačiū šiandienos pašnekovams Erikai ir Michailui. Iki kitų kartų. Viso geriausio, draugai. Viso gero. Tai mes kaip tik labai gerai čia įsipešėm į 25 minutės, kaip tik ir buvo prašyta, kad nuo 20 minučių iki 30 minučių būtų laida. Tai tada ačiū Jums ir galbūt tada, jeigu Jūs turėsit laiko ir galėsit, aš Jūs kviesiu tada dažniau, Bel Teleradio, ten kažkokias tokias trumpas laidelės galėsim daryti. Vasarą manęs galit nekviesti, nes aš retai būsiu Vilniuje. Supratau, viskas aišku. Tai nuo rudens tada, Michailai, Jūs, jo? Jo. Supratau. Tai tada ačiū, Michailai, ačiū, Erika. Tada... O tau labai dėkojam, mes žinom, kad tau sunku, mes žinom, kad tu svetimoje šalyje ir kai tu šipsaisi, žinai, pas mus irgi nuotaika geresnė. Taip, kad tu ten šaunuolis ir mes tavim labai didžiuojamės. Ačiū, draugai, ačiū. Būna man ryšio, ar ne? Tai ką tada? Viso geriausio tada. Mes. Iki.